Va šitas yra. Svečius mūsų gretose ir aš tiesiog noriu paprašyti karikatūristų dažnio lyderio. Aš parodų direktorius, lyderis mūsų dabar Šarūnas. Taip, prašau. Ateik čia, Šarūnai. Ateik čia, pastabėjai, pratimkis. Prašau, pristatyti. Nu, čia man surašė, nors aš ir taip žinau. Tai ką, tada paprašysim Teisingumo ministrą pašnekėti trupučiuką, duoda Bernatonį, po to mūsų idėjinis vadas, mūsų globėjas, čia kaip šventasis, nežinau, ar gali būti socialdemokratas šventasis, bet vat yra. Šventasis Česlovas yra. Šventasis Česlovas yra. Tai va čia šventasis Česlovas, po to šnekės. Tai labai viską žino apie karikatūrą, nes jis tiek buvo sukaupęs. Ir labai mes visi liūdim, kad jisai išėjo iš to didelio kabineto Seime, kur viskas anksčiau buvo suklijuota. Vis tiek šalia mūsų. Šiandien mūsų, taip. Tai prašom, ir dar mes turim svečią, vadinasi, kalėjimo departamento vadovė Živilė Mikėnaitė, kuri sakė, kad jinai nekalbės. Man čia išbraukė. Čia jūs. Taip, su kalėjimo departamentu mes turėjom reikalų, darėm parodą, prisiminti, kai šitą dar mes dirižuoti vaikščiojom. Darėm, labai buvo šauni paroda, ten Tresmišos. Tai prašom, ministrė, tada ką jūs galvojate apie šitą mūsų visą? Mielieji, sveikinu visus susirinkusius į karikatūrų parodą Stop humoras eina. Kiek aš žinau, tai turbūt pirmoji tokia didelė humoro paroda susijusi su teisingumu ir teise. Nors menininkai ir teisininkai profesijos gan skirtingos, bet padėdami vieni kitiems mes geriau atitinkam žmonių lūkesčius, geriau galim atspindėti visuomenės požiūrį į teisę ir teisingumą, ką labai vaizdžiai matome šiuose kūriniuose. Vienas literatūros klasikas yra pasakęs, kad humoras didi jėga. Niekas taip nesuartina žmonių kaip smagus ir nekandus juokas. Aš paprieštaraučiau, aš manau, kad kandus juokas suartina dar labiau, nes kiek apžiūrėjau šitą parodą, tai čia kandumo pakanka tiek teismų, tiek kitų teisės institucijų ir teisės problemų atžvilgių. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, kad mes galime juokauti ir tokiais dalykais, kas lyg ir juokauti nelabai priimtina. Tai aš sveikinu menininkus, kurie yra drąsūs žmonės ir juokauja su teise. Ir turbūt didelis Lietuvos demokratijos pasiekimas, kad juokauja be jokių pasiekmių. Todėl dar kartą visus sveikinu su šią parodą ir linkiu gero balandžio 1 vakaro. Bičiuliai, aš noriu būtent taip kreiptis į jūs, kadangi tikrai mes su jumis kartu seniausiai, turbūt daugiau negu 20 metų. Ir kas kiek iš manęs prisišaipė, ar kas nors gražiai mane pavaizdavo, tas šiandien neturi reikšmės. Vis tiek buvo smagu. O jau labiau, jeigu kas ir įkasdavo arba įgeldavo, tai aš laikydavau, kad tai už teisybę. Vadinasi, kažką ne taip padariau, būdamas valdžioj, jeigu mane taip aštriai ar kandžiai užkabino. Taigi, jūs, mano bičiuliai, ta prasme, kad man padėjot išvengti kai kurių klaidų arba neprisidaryti ko nors, ko nereikia ir kad paskui nepakliūtum į teisingumo rankas. Bet, porą žodžių apie šitą parodą. Man atrodo, esminis dalykas yra tas, kad Lietuvoje šiandien duonos tikrai netrūksta. Gal kai kam trūksta pyrago su sviestu. Duonos tai tikrai netrūksta. O štai teisingumo
dėja dar labai ir labai trūksta. Ir jeigu jūs savo darbais, savo piešiniais, sakyčiau, kandžiais pastebėjimais, taikliais pastebėjimais padėsit užtikrinti daugiau teisingumo, tai Lietuva labiau klestės. Taigi, ačiū Jums, kad esat, ačiū, kad labai kūrybingai ir daug dirbat ir malonu kasmet su Jumis susitikti, o su kai kuriais ir šiaip susitinkam. Arba su juo, arba su jo sūnu, bet vis tiek beveik kasdien susitinkam. Taigi, ačiū Jums ir sėkmės. Idėjos, mūsų vadas čia yra. Nu tai ką, čia daugiau nieko neparašyta, tik taip prizai. Turbūt daugiau nekalbėsim, paskui karikatūristai pasikalbės. Edmundas Unguraitis. Jie galvoja, kad rūpas keičia lygį, nieko nekeičia. Aš jau turėjau valandą apsirinkęs, taip turėjau jausti, kad pakeitė lygį, nieko nepakeitė. Ar reikia patikrinti? Kaip buvau lesbietis, patiko moteris, ir dabar toliau. Dabar paskatinamieji prizai. Antanas Bartašiūnas. Dar vienas Juozo Jozapavičiui, bet jo nėra, jisai sirguliuoja, tai matyt Adomas parveš. Žilinskas, ne? Prašė Adomo Žilinskas, aš pasisveikinu. Adomas Žilinskas ir tada vadinasi Ilja Bereznickas, dar Ilja reikia sakyti. Tai ką, Ilja, gerai. Taip aktyvistas dar paskatinti. Tai visi šitą dalyvį gaus po maišelį, kad jie turi Kauną. Nu ir ką, prašom, tada žiūrėsim. O į kampą nekviesti. Ai, vat ką reiškia 19 metų dėlį. Visai uždėlį, kad yra kampą. Šioplas tada bebuvai. Ten turbūt merga žiūrėdavai, seriją varvėdavai, nežinau, ką aš turėjau daryti. Tada kai tokias karikatūras varvėdavai. Čia sėdėt man reikia su ką? Pasirbus padarau. Ilja, kaip tu mane